Prasmės alchemija. Apie prasmingus dalykus ne visai paprastai, bet prasmingai. Mano gyvenime buvo nemenkas laikotarpis, daugiau kaip 10 metis, kai aš auginau negalią turinčius sūnus. Liūdina, kad jauni žmonės labai dažnai save lygina su kitais. Labai gražiai ir turbūt taikliai pasakė Marijonas Mikutavičius, tai yra naujoji labai gerų pardavėjų kasta. Kas yra gera? Vienam labai gera, kad saulė šviečia, o kitam gera tik tai tada, kai 5 Ferrari kieme stovi. Vaikai turintis tam tikras negalias ir kūniškus apribojimus nuo prasmės neapsaugoti. Sveiki, čia Prasmės alchemija. O aš Gabija Skučaitė, šių tinklalaidžių vedėja, kviečiuosi į mūsų studiją SMK aukštojoje mokykloje įvairių sričių ekspertus. Filosofus, psichologus, edukatorius ir kitų sričių specialistus, tam, kad kalbėtume apie tai, kaip surasti prasmę darbe ir gyvenime. Šiandien mūsų studijoje turime viešnią, Aušrą Stančikienę, kuri yra emocinės gerovės programos SMK aukštojoje mokykloje vadovė. Tad šiandien su Aušra mes kalbėsime apie tai, koks ryšys tarp prasmės paieškų ir emocinės gerovės. Sveika, Aušra. Gerą dieną, Gabija, ir gerą dieną visiems klausantiems. Taigi, prasmės alchemijoje mes kalbame apie prasmę, apie tai, kaip neprasmingus dalykus paversti prasmingais, kaip surasti prasmę beprasmybėje. Iš tiesų, prasmė sąvoka, apie kurią daug kas kalba. Mes ją labai dažnai vartojame įvairių epitetų formą. Bandome sakyti prasmingą vieną ar kitą. Prasmės alchemijoje kalbėsime apie tikrąją prasmę, apie pačios prasmės šerdį, apie tai, kas yra prasminga. Tokia mano misija padėti savo pačiai, o ir tiems, kurie klausosi šios laidos, giliau pažvelgti į tai, kas mūsų gyvenime suteikia mums prasmę. Taigi, apie tai, koks ryšys tarp prasmės, emocinės gerovės, to, kaip mes jaučiamės, slypi, tvyro, labai norėsiu sužinoti iš Aušros, kuri mano asmeniniu žinojimu yra patyrusi emocinės gerovės ekspertė ir per savo gyvenimą daug tyrinėjo jausenas, emocijas. Tad gal, Aušra, galėtum pradėti šią mūsų laidą įvesdama mūsų klausytoją į kontekstą, kas tu pati esi ir kaip tu susijusi su Ar yra prasmės? Ar yra prasmės mūsų klausytis? Ar yra prasmės pasakot? Tai lotynų kalboje žodis prasmė yra žodis sensus, kuris reiškia pirmoji prasmė, pirmoji reikšmė yra jausmas arba potyris. Antroji reikšmė seka taip, kad tai yra nuojauta arba nujautimas. Tai, kas yra intuicija, būtų galima pasakyti, tai, kas yra pajautimas širdimi, kad pajautimas kažkuo tuo, neišgirdimas tiesioginiai, bet tiesiog perleidimas per save, per savo patirtis, per savo gyvenimo tam tikrus dalykus, per šitą filtrą ir žinoma per savo vertybinį filtrą. Toliau yra, kad sąmonė, taip pat ta žodis reiškia, ir protą, ir dar supratimą ir suvokimą, ir tik ant galų galo paskutinė reikšmė yra prasmė. Tai man atrodo, kad šita visa grandinė, kurią išvardinau, nusirašyta iš lotynų žodyno, jinai ir atskleidžia, kurgi ta prasmė. Ir jeigu mes kalbėtume apie prasmę tik tai viename kontekste, pavyzdžiui, proto suvokimo kontekste, tai kiekvieno mūsų IQ yra skirtingas. Tai ir ta mūsų prasmė būtų labai skirtingo dydžio. Jeigu mes kalbėtume tik tai apie šeštąjį jausmą, apie intuiciją, tai yra žmonių, kurie sako, kas tai yra, nieko nesuprantu, ką čia jausti, apie ką čia nujausti.
Jeigu mes kalbėtume tik tai apie žmogaus patirtis, tai vėlgi būtų jos labai labai skirtingos ir tas asmeninis prasmės pajautimas būtų labai skirtingas. Tai dabar turbūt atėjo eilė pasisakyti apie save. Mano gyvenime buvo nemenkas laikotarpis, daugiau kaip 10 metis, kai aš auginau negalią turinčius sūnus, kurie buvo bejėgiai, tiesiog jų buvo tokia negalia. Ir aš savęs iš aktyvaus gyvenimo, iš mokslinių studijų, iš tyrimo srities sumažinau išoriškai, galima būtų tai pasakyti, į mažą kvadratūrą, kurioje buvau su savo vaikeliais. Su vienu 2, su kitu 8 metus, bet mano prasmė ir tie klausimai, kurie yra apie prasmę, apie tikrąją prasmę, jie gimė būtent tada. Būtent tada, todėl kad aš išgyvenau visą grandinę, kas nusakoma lotynų kalboje. Ir išjaučiau, ir nujaučiau, ir protų suvokiau, ir ne pačius maloniausius savo širdžiai dalykus, ir gyvenimui ne pačius maloniausius. Ir visa tai priėjus iki tai, kas yra grandinėje prasmė, aš iš tikrųjų nekoketiškai, ne atsainiai ir ne tai, kad kitus nuraminti ar save iškelti, ar save nuraminti šitaip. Sakiau, kad tai yra prasmė. Kad tai yra prasmė. Tai čia mano asmeninės patirties dalykai. O vėliau man buvo labai įdomu tyrinėti tai, kas yra tie impulsai, kaip jie atsiranda, kas su jais, kas su mumis vyksta, kas su tuo fakelu, kada jis užsidega, kada jis užgesta, kada degantį fakelą vandeniu, kaip gaisrininkų komanda užpila, kas tai yra ir kaip tai veda, ar mano išgyvenimas, mūsų kiekvieno išgyvenimas, mūsų kiekvieno išjautimas gali nuvesti į prasmę, ar prasmė nėra duotybė ta, kuri kiekvienam duota, nors ir praeisi per etapus. Tai aš šito atsakymo neturiu, šito nežinau, bet va tokia ta tyrinėjimo laukas, toks empirinio tyrinėjimo laukas, buvo pojūčių klinikos įsteigimas. Ir ten daugiau buvo darbas su išgyvenusiais sunkumus, auginančiais ypatingus vaikus ir su pačiais vaikais. Tai aš žinau tik tai vieną atsakymą, kad vaikai turintis tam tikras negalias ir kūniškus apribojimus nuo prasmės neapsaugoti. Ir daugelis jų negalintis kalbėti, tačiau jeigu jie galėtų pasakyti, jie pasakytų labai daug apie prasmę. Tai manyčiau, kad mes dažnai prasmės ieškome kažkur už kaimyno tvoros, kai jinai yra su mumis, kai yra mumyse, kai yra nepasilyginama, o pajaučiama ir išjaučiama tai, kas yra pačiam svarbu. Žinoma, tai yra labai svarbu ir vertybinis pamatas, kas man iš esmės svarbu. Tai kažkaip ilgai aš čia dabar jau šneku, labai įsijaučiau, bet noriu savo šitą mintį pabaigti. Kad man atrodo, kad kas mane liūdina galbūt, kas džiugina pasakiau, o dabar kas liūdina. Liūdina, kad jauni žmonės labai dažnai save lygina su kitais. Ne su pačiu savimi, bet lygina su kitu. Siekia to, ką jau yra pasiekęs kitas, arba įsivaizduoja galys tai padaryti. Tai prasmė, tikroji prasmė, veda į pažinimą, į savipažiną ir į įprasminimą savęs. Nes įprasminti kito negali, gali įprasminti save. Tai toks kelias visiems, kurie keliaus į prasmę. Vis tik paminėjai, kad žmonės lygindami save su kitais, ypač jauni žmonės, prarasdami tam tikrą savo paties asmenybę ar jos integralumą, lyg tai praranda ir prasmingą būti.
ar taip pati dirbi su jaunimu ir dėstai, gal galėtum ties šio klausimu kažkiek jį praplėsti, kaip vis tik tai susiję ta prasmės pajauta kasdienėme gyvenime su asmenybės vientisumu. Kas mane neramina jaunose žmonėse, su visa meilė jiems už jų ypatingumą, už jų kitoniškumą, jų, nežinau, kokį švelniausią žodį, kuris nežeisto paglostytų pasakyti, per didelę ramybę. Jaučiant nerimą, nes daugelis jaučia nerimą, reikia ar nereikia, nes tai nebeapsauginis nerimas yra. Ar kai kalbė apie tą per didelę ramybę, čia mes labiau apie kažkokias apatiškas būsenas apie apatiškumą, apie tą tiesiog tokį anemiškumą dažną jaunose žmonėse. Kokios tai priežastis? Tai ir mokslininkai sako, ar ne, kad tai yra ir tiesiog perteklinis informacijos rautas ir dažnas buvimas tiesiog toks susikaustas žmogus pasidaro, ar ne? O be veiksmo negali patirti prasmės paieškos proceso. Be veiksmo negali patirti, negali paragauti, nes tu per stiklą nepalaižysi, jeigu kitas pasakos, ar ne? Bet atsitinka tokios būsenos jaunų žmonių, kad aš nežinau, ką daryti. Ir tada tie autoritetai, kurie yra ar ne, tai aš nedarysiu taip, kaip jis, nes aš nežinau, ką jis daro, bet aš būsiu toks, kaip jis. O tas būsiu toks, kaip jis, tai reikia ilgą kelią numinti, ar ne? Ir tada tas įsivaizdavimas, kad aš turiu tą savybę. Gali apskritai būti kaip jis, ir jokių būdų negali. Ir tu niekaip negali, tu net ir apsirėdęs ir į tuos batus įlipęs, jie nebus tavo dydžio tie batai ir tu negali. Ir kas yra labai svarbu turėti mūsų kalboje, lietuvių kalboje ir mūsų kultūroje, tradicijoje buvo labai gražus žodis šviesuoliai, kuris nebelabai naudojamas. O šviesuolius turėjo kiekvienas turbūt kaimas, tai buvo tas žmogus, į kurį buvo stiebiamasi. Į kurį stiebėsi ir tas, kuris galbūt net ir išsilavinimo menko dabartiniais matavimais, sakytume. Šių laikų influenceriai, juos dabar jau stiebiamasi. Bet va čia ir yra ta didžioji paslaptis. Va ta didžioji paslaptis ir yra, kad ta apgaulinga trumpalaikį žybtelėjimas, ta šviesa kažkaip labai taip, kai būna šviesa nukreipiama į akis tiesiogiai tavo vyzdį, tai tu nieko nematai, net reikia užsimerkti. O ta šviesa, kuri yra šviesuolių šviesa, ta kuri ir dar tebėra, tai ji yra paunksmė, kur galima būti, kur yra apgaubę kaip geri kvepalai, kur nestulpas kvapo, šleifas lieka. Tai aš apie tai pradėjau kalbėti, tiesiog nenorėdama paneigti jaunų žmonių, ar ne, bet apie tai, kad einant tuo trumpuoju keliu, tu nepajausi visos tos grandinės, tu neturi galimybės išjausti. Nes influenceriai, kaip labai gražiai ir turbūt taikliai pasakė Marijonas Mikutavičius, tai yra naujoji labai gerų pardavėjų kasta. Nes jų esmė ta, ne šviesą skleisti, neskleisti ir dalintis, ar ne, bet tiesiog jų visai intencijos kitos. Tai gal dabar mes nenukreipkim labai tai aš noriu pabaigti. Sugrįžkim labiau prie pačios, taip, pabaigau. Taip, aš tiesiog pabaigsiu mintį, kad aš linkiu kiekvienam jaunam žmogui atrasti, sustoti, pagalvoti ir jaunam, ir vyresniam žmogui, kasgi yra mano šviesuolis, ką aš stebiuosi, kieno paunksmėje galiu pabūti saugiai, jaukiai ir paaugti.
Tai linkiu kiekvienam tokį turėti. Bet to pačiu nepamiršti šviesos savyje. Aš galvoju, kad Žinoma, tai be abejo nes labai taip irgi svarbu, šviesa auga, taip. Nes visada būna Nepasislėpti. kieno nors paunksmėje, gali pasislėpti ir tapti kažkieno šešėliu, kai tuo tarpu šviesa yra tavyje. Na čia toks mano tikrai asmeninis įsitikinimas, kad kiekvienas turi šviesos spindulį. Ačiū už papildymą iš tiesų. Ir dažnai ieškodami, po kuo pasislėpti, mes prarandame savo šviesos spinduliavimą. Bet man kitas dabar aspektas yra aktualus ir ties juo labiau norėčiau sustoti, kuris susijęs su pirmoje tavo, Aušra, pasisakymo dalyje akcentuotais pojūčiais ir kaip pati pasakoja apie savo pojūčius ir auginant vaikus ir kuriant pojūčių kliniką. Ir ta pojūčių, emocijų, jausenų sąsaja su prasminga būtimi. Šis aspektas mane, negaliu sakyti, kad neramina, bet mane labai domina. Ir domina šiuo aspektu. Kaip pačiai atrodo, koks yra ryšys tarp emocinės gerovės, to, kaip mes jaučiamės, ir to, kaip mes patiriame prasmę savo gyvenime. Ir šiek tiek noriu, aišku, užduoti šiokį tokį kontekstą, gal sakykime, iš savo pačios tokio matymo lauko ar stebėjimų, kad vis tik gyvename tokioje ganėtinai į hedonistinį vartojimą linkusioje visuomenėje, kur jausmas, kaip mes jaučiamės, akimirkos džiaugsmas tampa tam tikra panacėja. Mes visi labai norime tik tai gerai jaustis ir gali būti, kad su tuo siejame savo prasmingą būtį. Tai reiškia, kad jeigu tą akimirką esu laimingas, tai ir yra mano gyvenimo prasmė. Ar mes nesuniveliuojame tokiu būdu prasmingos būties ir pačios prasmės su tuo, kaip mes jaučiamės? Ar gera jausena, kažkoks akimirkos džiūgavimas yra tai, kas yra prasmė? Ar taip galime nugyventi prasmingą gyvenimą? Ir ar neslypi čia tam tikra grėsmė? Arba pagunda po gerų jausenų ieškojimo paslėpti prasmę? Arba galvoti, kad jeigu gerai nesijaučiu tą akimirką, mano gyvenimas nebėra prasmingas. Kiek daug yra nusivylusių žmonių ir jeigu mes ten tyrimus pasižiūrėtume, kiek daug ir jaunų žmonių nusivylusių ir vyresnių ir tai yra kažkoks prasmės pametimas. Tai aš manyčiau, kad viena priežastis iš nebepajautimo prasmės, iš jos nebeužčiuopimo prasmės yra tai, kad mes gauname greitą dopaminą naudodami išmaniuosius įrenginius ir vis greitai pasipildyti ir dar vieną dozeką ir dar vieną ir dar papildomą ir jau man rankos niežti ir dar pasičiupsiu. Bet tai yra labai trumpalaikiai dalykai. Tai yra tokie netgi ne čia ir dabar, kad išgyventi, bet čia ir dabar pajausti, suvartoti. Ir tas pajauti. Mes lyg tai vartojame prasmę. Ir tai mes netgi nepajaučiame, bet gauname medžiagą. Mes gauname medžiagą ir mes neišjaučiam. Mes tik tai pasipildom kitais būdais, pasipildom tam tikrą medžiagą, kuri mūsų užveda. Tai ta prasmė, jeigu mes bėgame ar ne, tai apie tą išjautimą. Aš manyčiau, kad prasmėje, tikroje prasmėje turi būti keletas dalykų. Be to, kas lotynų kalboje yra išdėstyti, ar ne? Tai pirmiausia, tai turi būti mano aistra. Mano aistra. Aistra gyventi. Ne aistra būti, bet aistra gyventi. Pasitikėjimas savimi. O tai aistra gyventi priskirtum pojūčių sričiai? Ji tokia jungtis. Aš manyčiau, kad toks horizontas, kuris yra... Nes aš vis noriu paklausti to dalyko dar kartelį, nes labai dažnai sakai, ir čia man patys veiksmažodžiai tampa labai svarbus, todėl taip ir noriu, dažnai sakai, pajausti, mes turim pajausti, ar tikrai mes galime
pajausti prasmę. Ar galim pajausti prasmę? Aš manau, kad galim. Jeigu žmogus jaučia save, jis turi potenciją jausti prasmę. Žmogus, kuris nejaučia savęs, jis nežino kas. Paprašyti jauno žmogaus apibūdinti, kas jis yra. Vat, sakyti, pasakyk, kas tu esi. Pasibaigia vardu, ką čia dabar sakyti, vardą, gal dar pavardę, ką dar pasakyti. Ir tuo ir baigėsi savęs pajautimas. Nes tas pajautimas aplinkinio pasaulio, kuriame daug nerimo yra ir netokio, ir geopolitinio, ir visokio kitokio nerimo, kurio yra, socialinio nerimo yra. Žmogus užsisklendžia, bet jis užsisklendžia iki tiek, kad jis savęs nebejaučia. Ir tada prasmės būti nebegali. Visa tai, kas yra emocijos, jausenos, jos yra labai kintantis dalykai, ar ne? Žmogus vieną akimirką, jie gali jaustis vienaip, kitą, ir visokie faktoriai mūsų įtakoja. Klimatiniai, aplinkos, hormoniniai, visokių dalykų vyksta. Mūsų jausenos yra labai ir emocijos mums nepavaldžios dažnai. Mes tiesiog patiriam impulsiškai tam tikrus simptomus ar kažkokius dalykus, kurie mus veikia. Ir jeigu mes visą prasmę sietumėm su pojūčiais ir jausenomis, tai būtumėm tokie nuo pajautimo priklausantis prasmės ieškotojai. Aš noriu klausti, ar vis tik prasmė glūdi kažkur giliau, ar ji glūdi tame pojūčių lauke? Tai tikrai ne tik su pojūčiais, kadangi ir šitoj lotynų kalbos grandinėje iki prasmės yra protas. Yra protas, bet iki proto suvokimo, proto ir supratimo reikia prižygiuoti per jauseną. Jeigu iš karto į čia, o nebus kitos dalies, iki prasmės irgi nenueisim. Taip kaip negali įlipti į 3 aukštą nepraėjęs 1, nebent lėktuvu įskristi. Galbūt kam nors tai pavyksta. Tiesiog visa ta grandinė. Ir lygiai taip pat aš noriu pasakyti, kalbant apie pojūčius, apie pojūčių grandinę, ar ne? Kiekvieno mūsų sistema, mūsų tas chemijos fabrikas, jisai veikia skirtingai ir mes jaučiame lygiai taip pat skirtingai. Jeigu aš sakau, kad skauda man labai, kitas sakys, kaip tai skauda, ar ne? Arba man labai gera, kas yra gera. Vienam labai gera, kad saulė šviečia, o kitam gera tik tai tada, kai 5 Ferrari kieme stovi, pavyzdžiui, ar ne? Tai jeigu mes ties tuo ir pabaigsime, ties pajautimais, tai bus visiškai klaidinga. Jeigu nekeliausime toliau. Tai o kaip prieiti iki to, turėti save, turėti aistrą, turėti tą degimą ir būti su tokiais pat. Tai yra labai svarbu. Prasmingai būčiai yra svarbus apmąstymo momentas. Apmąstymas ir socialumas. Ir socialumas. Galbūt tam, kad prasmingas būtų gyvenimas, prasmingas darbas, prasminga būtis, mums nepakanka gerai jaustis tą akimirką, o reikia turėti ilgesnį prasmės matymą su tam tikra tikslo paiešką, galbūt tikslo pajautą ir tą tikslingumo pajautą integruoti į mūsų emocinę kasdienybės jauseną, nes jaustis mes galime kasdienybėje įvairiai. Ir mūsų jausena kinta taip greitai, tiesiog emocija 6 sekundės tik te pabūna. Ilgalaikius dalykus, kodėl mes dirbame, koks yra tikslas, kokios yra vertybės tam tikrų dalykų, galbūt tada mūsų kintančios nuotaikos, kintančios emocijos, kintančios jausenos nepradangina prasmingos būties pagavos kasdienybėje ir darbe ir gyvenime. Tai gal šitas apžvalgos laukas mane bent jau šioje laidoje labai domino ir tikrai norėjusi pažvelgti į tai, kad dažnai sakydami ir naudodami epitetiškai žodį prasmingas, mes jį suniveliuojame su įvairiais paviršutiniškais dalykais. Per trumpalaikiais dalykais. Tai kartais mes apie tą
prasmingus dalykus, juos kalbame kaip kažkokius prasmingus, kai ten jokios ilgalaikės prasmės. Tai yra 6 sekundės, nėra. kaip emocijos pasikeitimas. Taip, man šiuo metu čia geras oras, tai čia nereiškia, kad yra mano prasminga diena. Prasminga mano diena priklausys nuo to, ką aš tą dieną nuveiksiu, nepriklausomai nuo oro. Ar čia saulė šviečia, ar lietus lyja. Jeigu aš turiu prasmingos būties pajautą, tai reiškia kylančiai iš mano gyvenimo tikslo, iš mano tos aistros ne tik gyventi, bet ir kažką tame gyvenime nuveikti. Taip, tuomet nepriklausomai nuo oro, nepriklausomai nuo kažkokių naujienų medijų kanaluose, nepriklausomai nuo to, ką man kas nors pasakė, pagyrė mane ar papeikė, nepriklausomai nuo to aš esu neprarandantis būties jausmo, susieto su prasme. Man labai dar aktualus kitas klausimas. Ir prie jo noriu prieiti, kadangi veiksmažodžiai čia vaidina svarbų vaidmenį, todėl kad aš sakiau, kad mano manymu prasmė nėra duota. Ji yra veiksmažodžiais atrandama, konstruojama, sukuriama. Tai aš norėčiau į šitos veiksmažodžius ir atkreipti dėmesį. Kaip tu galvoji, Aušra, kurie veiksmažodžiai tavo manymu labiausiai sietini su prasme? Ar mes ją galime surasti, atrasti, ar galime konstruoti prasmę? Tu dažnai vartoji pajausti prasmę, ar ne? O tai tavo manymu prasmė labiau sietina su pajautimu jos, ar tam ieškotum dar kitokių veiksmažodinių formų? Turbūt kiti veiksmažodžiai nemažiau svarbus, kadangi aš į prasmę emocinės gerovės kontekste bandžiau pateikti prasmę per emocinę gerovę, tai todėl naudoju žodį išjausti, bet nei kiek nemažiau yra mąstyti. Nei kiek nemažiau yra tie žodžiai, kurie yra visoj grandinėje, tai yra suvokti, suprasti ir pajausti. Tai kas yra pirmiau, netgi sunku pasakyti. Tai dar grįžtu, kad žodyne tai yra pirmas žodis pajausti, tai va, aš į jį remiuosi. Bet pajausti tai nereiškia, kad pajausti giluminiai. Nes mes ir pajausti taip sumažinam labai tą pajautimą, vat jaučiu, nejaučiu, aš čia nepajaučiau, čia manęs nepajautė, čia kaip nors, o jausti giluminiai. Visų kūnų, visą sielą ir visų protų, tiesiog nedalomai. Tai vat, o dar noriu pridėti, kad tokios savybės vedančios į prasmę, kurios yra vedančios į prasmę savybės, tai yra atidumas. Tai yra tikrai smalsumas. Čia labai noriu pareflektuoti. Tai yra tikrai dėmesingumas. Taip, nes iš savo semiotikos studijų labai prisimenu pagrindinę tezę, kurią mūsų profesoriai nekartą kartoja ir ji man iš tiesų tapo pamatinę žvelgimo į prasmę tokią formulę. Prasmė pasirodo pavėluotai. Ir kai mes suprantame, kad prasmė pasirodo pavėluotai, tai reiškia, kad prasmės reikia ieškoti. Prasmę reikia atrasti, nes anot didžiojo semiotiko Greimo, tarp to, ką žmogus daro ir to, ką žmogus mano, kad daro, yra labai didelis skirtumas. Tai reiškia, kad tuo metu, kai mes kažką veikiam ir darome, suprasti, galima galbūt pajausti tame prasme, jeigu mes gerai jaučiamės, ar negalim galvoti, kad tai prasminga, bet iš tiesų suprasti prasme visų įvykių, reiškinių ir to, ką pati minėjai. Ir kiekvienas mes gyvenime savo turime daug įvykių, daug reiškinių, kurių prasme mes galime suprasti pavėluotai. Ir turime suprasti, kad dalykai, kurie vyksta mums, geri ar blogi, kas mums benutinka, tikriausiai visi turi prasme tada, kai mes pradedame juos apmastyti, kai mes pradedame suvokti patys save
per tuos reiškinius įvykius ir jų sekas, per tai, kas mūsų gyvenime nutiko. Todėl ieškoti prasmės akimirkos džiaugsme galima, bet manau, kad prasmė reiškiasi retrospekcijoje. Tuomet, kai mes iš tiesų žvelgiame į savo gyvenimą iš praeities, į dabartį, sukurdami patys save ir taip pažvelgdami į ateitį. Ir galvodami, kad tai, kas praėjo, buvo reikšminga, tai, kas įvyko, padarė mane tai, kuo aš tapau, o ką aš su tuo darysiu toliau. Ačiū, miela Aušra, tau už prasmės paieškas šiandienoje. Ačiū už mielą pokalbį. Tikrai buvo labai Norėtųsi įdomu. dar daug ką pasakyti, tai aš nuo savęs dar noriu palinkėti visiems, kurie klauso, nepriklausomai nuo amžiaus, ar studentai, ar dirbantis, ar yra didelių įmonių atstovai, ar nedidelių įmonių atstovai. Keliaukite visi į prasmę. Visų keliu, kuris yra tikrai prasmingas. Ir turėkite ambicijų eiti šituo keliu. Taip. Labai gražus palinkėjimas, miela Aušra. Labai dėkojame visiems, kurie žiūrėjote šią mūsų laidą, kuriame pagauti prasmę, galime tik nuolat jos ieškodami. Tad linkiu kiekvienam iš mūsų būti prasmės ieškotojais, galbūt prasmės alchemikais. Prasmės alchemija, prasmingi pokalbiai su ekspertais, kurie ieško prasmės.